vasario 16-ąją minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Grįžtant pavasariui, kai saulelė vėl atkopdama budina svietą, minime kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Mūsų valstybei ir tautai tai du reikšmingiausi naujausių amžių istoriniai įvykiai. Įkūnyti Lietuvos tarybos vasario 16-osios nepriklausomybės aktu ir Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos kovo 11-osios aktu dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Šiuos du dokumentus skiria daugiau kaip 7 mečiai, tačiau juos jungia vienas ir tas pats nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės siekis. Okupacijos nutraukta mūsų senelių ir tėvų svajonė kurti, gyventi laisvoje demokratinėje Lietuvos valstybėje perėmė vaikai ir vaikaičiai. Prieš 34 metus, 1990 kovo 11-ąją, Lietuvos aukščiausioji taryba priėmė aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, kuriuo išreikšdama tautos valią nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas. Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Dėkojame Merkelio Raškausko gimnazijos merginų ansambliui Ikanto vadovė Natalija Dapšienė. Kviečiame Mažeikių rajono savivaldybės vicemerę Živilę Undraitienę. Labadiena visiems. Leiskite visus pasveikinti su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tegul ši diena mus ne tik skatina prisiminti Lietuvos istoriją, bet ir sustiprina mūsų pasiryžimą ir drąsą kovoti už tai, ką turime šiandien. Už nepriklausomybę, už demokratiją, už laisvę. Gražios jums šiandien šventės, tikrai švęskime ir gyvenkime su viltimi ir tikėjimu. Dėkui. Gerbiama vicemerė, svečiai, žiūrovai, šventės dalyviai. Mažeikių kraštas garsėja kūrybingais, darbščiais, talentingais piliečiais. Ponios ir ponai, remdamasi 2024 metų sausio 8 dienos Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos protokolu Mažeikių rajono savivaldybės taryba
2024 m. vasario 29 d. nusprendė už aktyvų dalyvavimą respublikiniuose ir tarptautiniuose dailės renginiuose, garsinant Lietuvos ir Mažeikių vardą, parodose, bienalėse, už tarptautinės patirties ir meistriškumo pamokas, novatoriškas dailės ugdymo idėjas bei įgyvendinimą ir sklaidą miesto bendruomenėje, už ilgametę, aktyvę ir reikšmingą kultūrinę veiklą, suaugusiųjų dailės mėgėjų ir jaunųjų kūrėjų ugdymą bei puoselėjimą, kultūrinį šviečiamąjį darbą, Mažeikių krašto kultūros premiją skirti Mažeikių dailės mokyklos mokytojui metodininkui, tapytojui Virginijui Tamošiūnui. Gerbiamas Virginijau, tegul jūsų kūrybinės idėjos nedingsta, o šis apdovanojimas ir toliau skatina siekti tų gražių darbų ir pačių nuostabiausių idėjų jums. Dar jūs turėsit progą, tikrai, nes dabar dar jūs noriu pasveikinti Lietuvos Respublikos Seimo narės Laimos Nagienės patarėją Mirandą Grigonienę. Mes turim nuostabią šiandien dieną. Tai mūsų valstybės nepriklausomybė. Brangiausia dovana žmogaus gyvenimui, žmogaus darbam, žmogaus džiaugsmam. Tad linkiu visiems džiaukitės šią dieną ir ją branginkit. O premijos laureatai Seimo narės už jūsų darbštumą, už jūsų atsidavimą jaunimui.
Dar tų sveikinimų bus, bet gerbiamasis kalbės Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas Virginijus Tamošiūnas. Tokia didinga diena, kovo 11. Ir toks įvykis man asmeniškai, viskas tą pačią dieną, tai kažkas iš fantastikos srities. Labai, labai ačiū. O labiausiai vis tiek aš noriu padėkoti Mažeikių dailės mokyklos direktoriai Laimai Mikalauskienei ir visam kolektyvai, nes būtent jų iniciatyva, kodėl aš čia stoviu šioj scenai. O tikrai pajuskit parodose, tiek žmonių nesusirenka, kiek čia. Labai, labai, labai smagu. Ačiū labai visiems. Ačiū visiems, kas rašėt rekomendacijas, ačiū visiems prisidėjusiems, ačiū visiems širdį palaikantiem, ačiū savo mylimai žmonai Rasai labai už palaikymą, žodžiu, visiems ačiū, labai džiaugiuosi. O iš tikrųjų tai amžina yra tik tai Dievas ir menas, už tai stenkimės. Ačiū labai. Sveikinam plojimais Mažeikių krašto kultūros premijos laureatą Virginijų Tamošiūną. Kovo 11. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tegul tėvynės meilė visada gyvena mūsų širdise, tegul kovo 11-osios dvasia bei tiesos ir pilietiškumo idealai teikia mums visiems drąsos ir išminties, stiprina mus. Visi drauge išnaudokime istorinę galimybę atkurtą nepriklausomybę įprasminti orių gyvenimu. Kviečiame žiūrėti šventinį koncertą Žolynų suktinis.